Sunkios emocijos neišnyksta nuo skrolinimo ar saldainių. Noriu tau parodyti paprastą triuką, ką daryti, jeigu tave apėmė pyktis, nerimas ar liūdesys. Jei niekada nesimokėme dirbti su savo emocijomis, tai ką natūraliai darome vos užklumpamų sunkios emocijomis, tai jas užspaudžiame ir nustumėme kažkur į šalį. Ir tada pasiėmam telefoną, pradedame skrolinti, valgyti, rūkyti, gerti arba tiesiog dar daugiau dirbti. Bet kuo labiau jas stumėme į šalį nuo savęs, tuo stipriau ir aršiau jos grįžta primindamos apie save. Štai triukas, ką daryti, kai sukyla sunkios emocijos. Gerai, tarkime, tau sukilo sunkios emocijos, pavyzdys pyktis. Ir ką pirmiausia darai, tai pasiemi kokią nors užrašinę arba telefoną, jeigu nieko daugiau neturi po ranka, ir pradedi. Tai pirma, leidi savo pajausti vykstančias emocijas, net ir tai ir nėra malonu. Leidi jas pajausti. Antra, identifikuok, kokia tai emocija. Pavyzdžiui, aš jaučiu pyktį. Ir savo užrašinėje užrašyk, aš jaučiu pyktį. Trečia, identifikuok, kurioje kūno vietoje tu šią emociją jauti. Pavyzdžiui, aš jaučiu pyktį savo pilvo srityje. Ir užrašiniai užrašai, aš jaučiu pyktį pilvo srityje. Ketvirta, atsakyk savo, kokią žinutę tau neša ši emocija, ką jį tau nori pasakyti. Pavyzdžiui, šis pyktis man sukilo dėl to, nes eilinį sykį nepadariau to, ką buvau suplanavęs. Ir tiesiog užsirašykite, dėl ko sukilo šis pyktis. Penkta, nuoširdžiai mintise padėkokite šią emociją. Sakykite, ačiū pykti, kad mane aplankė ir atnešė šią žinią. Ir viskas. Matot, mūsų emocijos primena mažus vaikus. Jeigu jos bus išgirstos ir jas atkreiptas dėmesys, jos savaime nurims ir pasitrauks. Kviečiu išbandyti šį paprastą metodą ir pamatysit, kaip nuostabiai jisai veikia. O išbandžius, nepamirškit grįžti prie šio video, palikti atsiliepimą, kaip jums sekėsi. Jūsų atsiliepimas gali tapti įkvėpimu ir kitiems. Na, o tie, kas norite iš dar giliau ir arčiau patyrinėti savo emocijas, kviečiu jungtis į mano vedamas kas savaitinės online meditaciją. Apie jas galite sužinoti daugiau nuorodoje bio aprašyme. Pirmas kartas nemokamai, tiesiog parašyk man į PM ir tave pridėsiu. Lauksiu jūsų.